all around the world. Lietuvos socialdemokratinė jaunimo sąjunga, kaip ir kasmet organizavo jaunimo politinių organizacijų krepšinio turnyrą vasario 16-osios taurei laimėti. Šiemet po atkaklios kovos jaunieji socialdemokratai 47-25 įveikė Sakaliukų komandą ir tapo šių metų nugalėtojais. Kaip vertinate komandos žaidimą? Aš vertinu tiesiog labai gerai. Džiaugiuosi, kad komanda išpildė tai, ko norėjom, svarbiausia laimėjom ir, manau, pateisinom jaunimo organizacijos lūkesčius. Ar tikėjotės, kad laimės jaunimiečiai? Tai džiaugiuosi, kad sąjunga laimėjo šitą turnyrą. Iš tikrųjų, visų pirma, jaunimo sąjunga būtent yra ta organizacija, kuri jį organizuoja kiekvienais metais. Tai jau tapo tradicija, mes ir toliau tai darysime. Labai džiaugu, šiais metais taurė, pergalės taurė sugrįžo pas jaunuosius socdemus. Tai rodo, kad socialdemokratinė jaunimo sąjunga grįžta į lyderiaujančias organizacijas ne tik tais, kaip jaunimo politinė organizacija, tačiau ir sporto aikštelėje. Kaip vertinant varžybas? Puikiai! Labai gerai. Puikiai pasirodėme, laimėjom pirmą vietą, labai džiaugiamės. Ir kaip palaikėte komandą, gali parodyti? Taip, ir taip!